Labas rytas ir sveiki atvykę į mano video gerą, nes manęs kažkas klausė, ar mano video yra blogas ar geras. Tai dabar sakė paprikolinti ir pasakyti video geras. Aš truputį šiandien pramiegojau, bet spėjau bent jau galą dabar siplauti ir dar spėsiu pavalgyti pusryčius, kas yra labai svarbu. Varau greitai striugiau užsidėti ir varau, nes jau sesė laukia manęs mašina. Pasiėmiau pulsą, varysim sportuoti. Nežinau, kad dabar papasakot, dar eisiu pavalgyti. Pasiėmiau tik bandelę. Pavalgėm, dabar einam persirengti sportuoti. Atėjom dabar pažiūrėti repeticiją šimtadienio. Ta prasme, jūs pasižiūrėkite mano spintelę. Čia yra šimtadienį ten sesės skirti drabužiai, čia mano kūnsė, mikrofonai, čia dar vėlia kiek daiktų ne mano. Lekai netvarkinga, aš dabar jau varau. Sesė sakė namo parveš, tai labai gerai su mašina. Ir varau namo. Grįžus namo noriu kažkokio lengvo užkandžio, tai tiesiog susipjaustysiu gabaliukais obuolius ir cinamoną užsidėsiu. Truputį užsiminėjau mini craftais, tai darau dekoracijas kai kurias šimtadieniui, bet negaliu nieko rodyti, nes dar pas mus nebuvo šimtadienio. Baigiau daryti dekoracijas, aš dabar ką tik vos neparodžiau tos dekoracijas, bet negaliu parodyti, kad niekas nepamatytų. Tai va dabar čia visus daiktus reiks susitvarkyti man ir varyčiau pamoką daryti, nes dar belikė, kad namų darbų liko. O dieve, kokia aš susivėlus. Ir dar pasine rangas. Visas, nelabai matos, nes tokia spalva keista dažiau, tai visas rangas dabar pūrunos. Tai reiks susirinkti visus daiktus, susitvarkyti, dabar pasidėsiu taip va. Ir žodžiu, blem, aš vis tiek rodu beveik jums tą dekoraciją. Ką man daryti? Žodžiu, kažką noriu papasakoti ir pamiršau ką. Ir aš čia su šitą maikę, kurią darėm praeitais metais, kur keliau video. Šiaip žiauri patogi, žiauri faina. Tai yra cute, nice. Tinka prie mano dekoracijos, kurią dariau. Ir vis tiek pamiršau, ką norėjau papasakoti.